dirbti su fclose nebūtina, nes PHP tą padaro automatiškai. Yra pasisakančiųjų tiek už, tiek prieš šios funkcijos naudojimą. Bet visgi aš manau, kad nenaudodami šios funkcijos jūs nieko neprarandate. Bet jeigu ją ir naudosite, nieko neprarasite. Skirtumas tarp fclose naudojimų ir nenaudojimų yra toks, kad jeigu fclose nenaudojamas, tai failas bus atvertas visą laiką, kol nesibaigs kodo vykdymas. Kai skriptas baigs savo darbą, tada failas bus užvertas. Kai naudojamas fclose, failas atidaromas, su juo atliekama kokia nors operacija ir failas uždaromas. PHP kodas dar vykdomas, o failas jau yra užvertas. Tai va toks skirtumas. Fclose naudojamas taip. Fclose ir nuoroda į šaltinį. Šaltinis. Tai, ką reikia uždaryti, užverti. Dabar atidarykime tą patį failą ir įrašykime į jį nuo pabaigos. Susirandam vėl fopen funkciją. Susirandam raktus, vėliavėlės. Dabar atidarysime failą su raktu A, nes mums reikia tik įrašyti į failo pabaigą. Pakeičiam raktą ir įrašysim į failą. Įrašas failo pabaigoje. Tikrinam. Ar pavyko? Pavyko. Įrašas failo pabaigoje. To, kas buvo faile įrašyta, nepašalino. Įrašė po jo. Puiku. O dabar pabandykime įrašyti į failo pradžią. Ir štai čia mes susidurėme su problema. Problema yra ta, kad nėra tokio rakto, kuris įrašytų į failo pradžią, nepašalindamas to, kas faile jau yra įrašyta. Štai tokia yra problema. Nepašalinę failo turinio galime įrašyti į failo pabaigą, bet nepašalinę failo turinio negalime įrašyti į failo pradžią. Kad įrašytume į failo pradžią, mes padarysime taip. Atidarysime failą, tada nuskaitysime visą jo turinį, tada prie naujo turinio, kurį norime įrašyti į failo pradžią, prijungsime nuskaitytą failo turinį. Ir tada gautą naują turinį įrašysime atgal į failą. Failo turinį nuskaitysime su funkcija fileGetContents.
File, Get Contents, šiai funkcijai reikia perduoti failo pavadinimą, failo adresą, failą, kurį reikia perskaityti. Taigi, mūsų atveju šis failas yra tekstas.txt. Funkcija grąžina eilutę. tą eilutę priskirsime kintamajam old file. Dabar patikrinsime, ką nuskaitėme iš failo. Puiku, viską nuskaitėme. Gerai. Naujas įrašas, kurį norime įrašyti failo pradžioje, yra toks. Įrašas failo pradžioje. Prie šio įrašo pridėsime perskaityto failo turinį. Tada vėl atidarysime failą. Susiraskime dar kartelį funkciją fopen. Dabar mūsų tikslas atverti failą ir kažką įrašyti į jį nuo pradžios. Šiam tikslui atlikti puikiai tinka raktas V. Jį ir panaudosime. Pakeičiam raktą. Tada įrašysime į failą naują turinį. Štai taip. Tikrinam. Puiku. Ok, šį kartą pakaks. Praktikuokitės, pratęsim kitą paskaitą.